Kaip tu manai prieš olimpiadą, kaip būtų įvertinęs 8 vietą? Iš tikrųjų, 8 gan gerai. Net nežinau, sunku vertinti. Finalą norėjau, finalą pasiekiau, okei, pasiekiau tai, ko noriu, atrodo, norėjau įsidariau. Lengvai užmigai? Jo, ganėtinai lengvai. Kaip tu manai, kur dingo ta sekundė, kuris buvo? Buvo per didelis noras, biškai perdegimo, žiūrėjau filmuotą medžiagą, tai įvyko ne mano plaukimas labiau. Turėjau labiau susikoncentruoti į savo plaukimo, pasiekiau, kai bandos jausmų pasidėjau, pradėjau per greitai, tai finišą pritrūkau. Reikėjo pradėti lengviau, minkščiau ir padaryti geresnę pabaigą. Kaip plaukiau iki tol, tiek atrankoje, tiek pasidėjau. Buvo taktinės klaidos ir skinavo. O dabar sekantis 200 metrų, taip? Jo, to jis pradeda saltuoti 200. Ir kuri rungtis tavo? Jos yra labai panašios iš tikrųjų. Jis priklauso. Kol kas kiek plaukiau, tai labai panašiai. Gal 200 yra bendroje sumoje yra biškai geriau negu 100. Tai iš esmės tada vėl užduotis būtų finalas? Jo, aš savo keliu užduotį su treneriu savo finalą, bet o kaip bus matys. Nes šiais metais mano studija tikrai visi gerai pasiruošę. O kurią artimesnė savo laikai distancija? 100 ar 200 savo parankesnė? Nežinau, aš labiausiai mėgstu 50, nes būna trumpiausia, bet aišku, gal 200 yra kažkiek geriau, nes aš vis tiek nesu labiau, mažiau turiu sprintinių savybių, todėl 200 yra šiek geriau man. Bet 100 yra lengviau, nes trumpiau plaukti. Ar tikėjotės, kad Rūta Meilutytė gali tai pasirodyti? Apkalbėjom visi tikėjimas, kad į finalą praeis, bet kad taip stipriai iššoktas neš. Ganėtinai nustebino ir nudžiugino, nes taip didelis šuolis. Ar tai reiškia, kad ir kitiem gal reiktų važiuoti į užsienį treniruotis, norint tiek pasiekti? Nežinau, sunku čia spręsti tą dalyką. Ne man spręsti apie tai, bet sąlygos turi puikės, mergina tikrai geras treneris ir labai ženkliai šoktelė į priekį. Plaukimas yra olimpiadų viena populiariausių sporto šakų. Kaip manai, kodėl? Aš net nežinau, iš tikrųjų. Daug šalių, kur plaukimas yra populiarus, tiek Didžioji Britanija, mes kai buvome stovykloje Plimute pas Rūtą, jau mus sutiko kaip žvaigždės vos, ne, tai kažkaip keista buvo, to nesam pratę iš tikrųjų. Kitose šalyse plaukimas yra populiarus, Lietuvoje tiktais yra nepopuliarus, nes iš tikrųjų nėra nei bazių, nei kažko, kur galėtų jaunimas ateiti ir treniruotis. Dėl to nėra labai populiarinamas sporto šaka. O kiek laiko tokiam profesionaliam plaukikui, kaip tu tenka praleisti, sakykime, per savaitę baseinį? Laiko? Į dieną tokias pačiam vandenyje apie 5 valandas plius salės treniruotė. Ateiti anksčiau prieš treniruotę, padaryti mankštą. Daug iš tikrųjų apie kokias 7-8 valandas. Galima sakyti, grįžti namo. Ryte pradėjęs treniruotę, grįžti namo, pavalgai, pasnaudi. Gali treniruotę, grįžti vakare, pavalgai, labanakt treniruotę. Dažnai būna, kad nesinori baseinį nežiūrėti? Nemeluosiu, būna tokių akimirkų, bet kažkaip susibūni, susistovi su savimi. O ką galvoji, kai ištisai plauki, nes vandenį, būdamas aplink nelabai ką matai, turi kažką psichologiškai būti stipriai pasiruošęs? Jo, iš tikrųjų sunku, kaip plaukiam stovykloje, būna kažkas šalia, būna biškai lengviau namuose, kai esu vienas, tai visai būna sunku iš tikrųjų. Viską galvoju, dainuoju, bet ką iš tikrųjų. Dainuoji ką? Kas užstrigė tą akimirką galvoju. Tai daug dainų moki? Moku. Nepadainuosi. Tai tas ritmas, kad treniruoti, valgys, miegas ir taip toliau, ir čia kaimeliai jis toks pats išlikęs ar kažkiek? Jo, visiškai tas pats iš tikrųjų. Nu, tik kaimeliai jau nebėra tokių didelių treniruočių, tam baseinė nebeužtikrinti tiek daug laiko. Salės treniruotės nebėra, tai sumažėja daugiau jėgų, turi iš tikrųjų kažką nuveikti kitą. Nes kai būna sunkios treniruočių savaitės, tai jau nieko nebenori, nes būni pavargęs iš tikrųjų. O čia, kai atleidimas, tu atrodo kupinas jėgų. Tai vaikštai ten į biliardinę?
Pradžiai buvom pavaikščiai pasižiūrėti, kad ten neįmanoma, bet daug labai žmonių. Dabar ten tuščia. Dabar jau mėgot po treniruotės laikas. Ką po olimpiados įsisplanavęs? Nežinau, dar pirmą reikia pabaigti olimpiadą. Kad pailsėt kažkiek reikės, tai tikrai, bet neaišku, nei kiek, nei ką darysim, kas kitais metais laukia, bet dar viskas kažkiek. Ačiū. Dėkui.